Labas rytas, labas rytas. Susirinkom visą komandą dabar, laukiam, nes mus čia gražiai filmuos. Tai labas rytas, ačiū, kad atvykote. Kai kurios fanai yra trečią kartą atvyko. Nes jos jau žino, kas čia vyksta. Nes jos negali turbūt atsigėrėti mokytojos galiomis ir mokytojos gydymo seansais, kurie vyksta šito užsiėmimo paskaitos metu. Taigi, kaip ir žinote, kaip ir skaitėte, žinote, kur atėjote, pas ką atėjote. Ir ten ne viskas taip parašyta, nes neįmanoma parašyti tiek žodžiais, kas yra šitos dvi gydovės. Aš visai drąsiai sakau, kad tai yra tai, kas geriausia pasaulyje. Mes tik tai nepratę patikėti, kad ir Lietuvoje mes galime turėti pačius iškiliausius žmonės, o taip jau yra. Taigi, dvasinė gydovė, po to aš visas kvalifikacijas dar išvardinsiu toliau, nes tai užima daug laiko. Dvasinė gydovė iš Vokietijos, Roto miesto, Anja Hübner. Ir jos pavaduotoja, jos bendražygė Tanja Eckersberg, dvasinio stuburo gydymo mokyklos vadovė Vokietijoje. Taigi, Anja Hübner įsteigė šitą mokyklą 95 metais su savo buvusiu partneriu ir per tuos metus daugiau kaip 20 ar kiek čia tų metų išgydyta 300 000 žmonių, paruošta 10 000 gydovų dvasinio stuburo tiesinimo. Tai yra tokie įspūdingi skaičiai, kad galime paklausyti. Taigi tai ta mokytoja pasiekė, jinai viso to pasiekė savo asmeninio gyvenimo, eidama savo asmeninio gyvenimo keliu per labai didelės fizinės kančias, buvo patekus į labai didžiulę avariją, iš kurios išėjo jau po, sakykime, iš to šviesos tunelio, palydėta angelų atgal į gyvenimą, sakė, eik, nes tavęs laukia labai dideli darbai. Taip ir įvyko. Ir taip pat, kaip ir visi žmonės, mes šio žemėje patyrė labai didelių dvasinių kančių ir kas ją išgrynino iki deimanto, iki kosminio grynumo, šviesumo deimanto. Ačiū Dievui, kad jis davė mums Tanya, ačiū Dievui, kad mums davė Tanya. Taigi dabar aš norėčiau dar pavardinti išsamiau visas, sakykime, sritis, kurias mūsų mokytoja paliečia ir gydo. Tai yra reiki meistrė ir mokytoja, dvasinė chirurgė, organų transplantuotoja, dvasinė širdies ir pasąmonės gydovė, mediumė, aiškiaregė, alchemikė, dvasinė odontologė. Turi nuostabų gebėjimą nuo pat vaikystės bendrauti su gyvūnais. Visi sužeisti paukščiukai, šuniukai, katytės, arkliukai eina pas ją ir jinai gydydavo juos. Taip pat atlieka natūralų gydymą, sustiprindama gamtos apsaugą, sukuria apsaugą nuo kenksmingo spinduliavimo, kas yra atsispindi štai tuose produktuose, kuriuos mes čia turime. Na, kas dar nuostabiau gydo mūsų išėjusiuosius, mirusiuosius galbūt sakyt per stiprų, nes jie niekas čia mes nemirštame, išeiname kitur. Taigi gydo tuos išėjusiuosius, kurių energetikoje savo protėvių mes ir toliau gyvename ir gydo juos, gydo jų energetiką, gydo tuo pačiu ir mus. Taigi su jais susisiekia, bendrauja, gydo visą giminės medį. Na, yra taip pat kanalas, kaip mes sakom, channeleris, priima informaciją iš dvasinių planų, kaip ir iš daktaro, na, pavardę visada pamirštu, kuris buvo mokslininkas fizikas, Nobelio premijos laureatas ir toliau Anja su juo bendrauja dvasiniais kanalais, pakraudama štai tuos abiejus. Na ir kelių knygų autorė ir tiesiog nenoriu atimti iš jos laiko, kad jinai tegu kalba. Ir mūsų mieloji nuostabioji
Tanja Eckersberg specializavosi ortopedijos srityje, gydo dubens kaulų iškrypimus, stuburo skoliozę. Štai šitos nuostabios knygos, kurią matome, dvasinis stuburo gydymas autorė. Ir taip pat naujojo metodo savigydos sąmonė pradininkė. Ir yra nenuilstanti, aš nežinau, kada jinai miega. Aš einu, miegotinai dar nemiega, aš keliuosi, jinai jau nemiega, aš už sienos gyvenu. Taigi jinai, ją kosmosas tiesiog maitina visą laiką. Stebuklas. Kaip taigi, iš tikrųjų, man tokia garbė būti šalia šitų moterų ir jausti jų energiją ir gyti visą laiką esant šalia jų. Ką ir jūs jau gaunate čia atėję, iš tikrųjų. Mokytojas labai intensyviai šiuo metu dirba Italijoje. Yra paruošta jau 6. pakopa pabaigusiųjų dvasinio stuburo tiesinimo gydovų, kurie pasklido po visą Italiją. Ir kaip mokytojas sako, netgi Italijos energetika yra pasikeitusi dėl jų veiklos. Žmonių pas juos yra eilių eilės, tiesiog kad žmonės pajuto, kad tai tikra. Na ir turbūt patį pagrindinį dalyką dar nepasakiau, kad dėka šitų nuostabių moterų, Anės Hübner, Tanja Eckersberg, Vokietijoje, šitas metodas gydymo yra oficialiai pripažintas, medicinos oficialiosios. Ir dvasinis gydovas yra specialybė. Tokia pati kaip mokytojas, kaip inžinierius, kaip dar bet kas. Ir štai dėka jų, nes jos nuėjo labai sunku kelią per teisminius procesus, per grasinimą atsikliūti kalėjime, per uždėjimą didelių baudų, bet kadangi dvasia davė vedimą, taip, tai buvo sunkus kelias, bet viskas nueita, viskas nugalėta, teisybė įsivyravo. Ir mes labai tikimės, kad jų dėka Lietuvoje mes taip pat eisime tuo pačiu keliu, galbūt jau nebe teisminių procesų būdu, tačiau kitų būdų. Ir čia buvo ir gydytojų, ir mokslininkų, ir mokslo atstovų už tai kitas dienas, kurie taip pat ir gydėsi ir padės pasiekti to, ką pasiekė Anė Hübner Vokietijoje, įteisinti oficialiai šitą gydomąjį metodą. Na ir dar noriu pasakyti, kad turėjo tiek daug mokinių, tiek įvairių, kad netgi žymusis, sakykime, Piotras Salkunovičius yra iš tikrųjų Anės Hübner mokinys. Ich bin ganz ergriffen. So viel Lob. Iš tiesų esu sujaudinta, tiek daug pagirų čia girdėjau dabar. In meinem Alltag denke ich gar nicht darüber nach. Tokiame amžiuje ir po tiek praktikos metų aš kartais net nesusimastau apie visą tai. Ich arbeite einfach mit den Menschen. Aš tiesiog dirbu su žmonėmis ir tiek. Deshalb bin ich selbst überrascht, was Rita jetzt alles erzählt hat. Todėl aš esu nustebusi, kai Rita taip daug, nors ir tiesą apie mane šneka ir tokiais žodžiais. Und dass das wirklich alles stimmt. Iš tiesų, juk tai yra tiesa, kaip pagalvoju. Ich bin lieber etwas bescheiden. Aš iš tiesų man būti šiek tiek kuklesnė. Aber die geistige Welt hat mir viele Geschicke gegeben. Bet dvasinis pasaulis man suteikė iš tikrųjų daug. Und dass ich das Gesetz ändern konnte, das war ein steiniger Weg. Kad aš galėjau pakeisti įstatymus Vokietijos, tai buvo labai sunkus kelias, akmenuotas. Aber ich bin ein sehr mutiger Mensch. Bet aš esu labai drąsus žmogus. Und wenn ich ein Ziel gesetzt habe, Jeigu aš dann gehe ich bis zum Ende. Tikslą, tada aš jau einu iki galo. Und das hatte Erfolg. Ir todėl mane lydi sėkmė. Viele Heiler sind vorher umgekehrt. Daug žmonių, daug gydovų Oder zurückgegangen. Prieš tai atsitraukė, jiems nepavyko. Das mache ich nicht. Aš to nepadariau. Irgendeiner muss der Pionier sein. Kažkuris tai turi tai praeiti, turi pralaužti tuos ledus, turi būti pionierius. Und das mache ich sogar jetzt in Italien. Ir aš tai darau dabar Italijoje. Denn Italien hat den Vatikan
Nes Italija turi Vatikaną. Viele meiner Freunde, die Heiler waren, mussten ins Gefängnis. Ir daug mano draugų, kurie dirbo tenai dvasiniais gydytojais, jie turėjo tiesiog kalėjime kalėti. Und jetzt ändert sich alles. O dabar viskas keičiasi. Ich bilde sogar Schüler aus, die im Vatikan arbeiten. Dabar viskas taip pasikeitė, kad aš netgi turiu mokinių iš Vatikano. Es wird sich alles ändern. Viskas dar keisis ir keičiasi dabar. Das Land steigt auf in eine neue Schwingung. Taigi ta visa šalis pereina į naują lygmenį, naujais visai kiti virpesiai tenai jau dabar yra. Denn das Land ging gerade so nach unten. Nes ta šalis labai smuko dvasinėme lygmenyje paskutiniu metu. Irgendjemand muss es doch retten. Ir kažkas turi tą gelbėjimo darbą tada daryti. In diesem Land wird so viel von Gott gesprochen, der Vatikan repräsentiert die Kirche, aber das Land ist so unmoralisch gewesen. Toks paradoksas, kad toje šalyje, kur daugiausia kalbama apie Dievą, kur yra katalikų bažnyčios centras. Sogar der Präsident hat die jungen Mädchen verführt. Žodžiu, aukšti, ta prasme, buvo labai nusidėta ir labai negražus dalykai ten vyko ir prezidentas, žodžiu, ten kažkoks aukštas. Suvedžioti jaunas merginas. Ein Heiler hat viele Aufgaben. Daug pasako ir dvasinis gydytojas turi daug užduočių. Er kann auch ein Land verändern. Man muss nur global denken als Heiler. Wenn ich euch heute heile, dann nehmt ihr eine Energie mit nach Hause. Und jeder, der in euren Energiekreis eintritt, erfährt auch eine Heilung. Ir kiekvienas, kuris ateis į tą jūsų energetinį lauką, jis taip pat patirs išgijimą. Und so dehnt sich das aus. Ir taip plinta. Und so heilen wir erst unser Zuhause, Taigi pirmiausia, mes išgydome unsere save, Region, savo unsere Stadt šeimą, tada savo rajoną, savo miestą. und irgendwann auch die Welt. Ir kažkada tai gydome kažkaip kiekvienas ir pasaulį. Ihr seid alles schon Heiler. Jūs visi esate gydytojai taip pat. Aber ihr habt es leider vergessen. Deja, jūs taip pamiršėte. Heilen gibt es doch schon immer. Geistiges Heilen. Dvasinis gydymas visada egzistavo, visada buvo. Von Jesus Christus wissen wir doch, dass er die Menschen geheilt hat. Juk Jėzus Kristus gydė žmonės. Blinde konnten sehen, Lahme konnten gehen. Gydė rankomis ir tada neregiai praregėdavo, kurti išgirzdavo, tie, kurie negalėdavo eiti, pakildavo ir eidavo. Geistheilung ist eigentlich die einzige Form von Heilung. Iš tiesų, dvasinis gydymas yra vienintelė tikro gydymo forma. Aber die Menschen laufen zum Schulmediziner. Bet taip jau yra susiklostę tradiciškai pas mus, kad pirmiausia žmonės bėga pas akademinės medicinos glėbį. Die Menschheit kam ganz vom göttlichen Weg ab. Taigi žmonės yra praradę ryšį su dvasia, su Dievu. Tja, da fragt man sich manchmal, warum. Ir kartais tiesiog klausi, kodėl taip yra. Die schulmedizinische Betreuung ist nur symptomorientiert. Juk akademinė medicina orientuota tik į simptomus, ji negydo priežasties. In den Therapieformen fehlt der Geist. Visose terapijos formose, kurios yra iš jos kilusios, trūksta dvasios. Man ignoriert die Selbstheilungskräfte. Ignoruojamas yra žmogaus savigydos jėgos. Dabei ist der Mensch eigentlich nicht krank. Iš tiesų, kartais žmogus tiesiog nebūna ligotas. Krank zu werden ist ganz schwer.
susirgti nėra taip lengva iš tiesų. Reikia daug visko padaryti, ne taip, kad susirgti. Gesund zu werden ist ganz leicht. Yra lengva būti sveikam. Susirgti yra sunku. Aber die Menschen reden den ganzen Tag von Krankheiten Bet žmonės visą dieną kartais kalba apie blogus dalykus, apie ligas. und suchen nach Diagnosen. Ieško diagnozių. Statt einmal zu sagen, ich bin ja gesund. Vietoj to, kad pasakytų, aš sveikas. Ja, die Menschen sind stolz auf ihre Pillen. Žmonės tiesiog didžiuojasi savo tabletėmis, jų skaičiumi. Sie geben damit an. Sie geben damit an und sagen, oh, ich nehme 10 Sorten Tabletten. Jie tiesiog giriasi kartais, aš 10 tablečių suvalgau per dieną, o aš 20. Ich bin ja so krank. Aš toks ligotas, aš labiau ligotas. Wie verrückt das alles ist. Iš Ja? tiesų, keista ir beprotiška tai yra. Sagt selbst. Wenn das Unterbewusstsein diese negative Information hat, dass der Mensch sich krank denkt und wünscht, Jeigu pasąmonė yra tokia, kad žmogus yra orientuotas į ligą, jis tarsi ir laukia, vis tik ir laukia, kad jis susirgs pagaliau, tai, ko tada, kokios sveikatos galima tikėtis? wenn umgekehrt denken würde, wäre er sofort geheilt. Jeigu jisai galvotų atvirkščiai, jisai būtų tuoj pat išgydytas. Es gibt nur ein Problem, was der Mensch hat. Yra tiesiog viena bėda, viena problema, kurią turi žmogus. In sich ist er krumm und schief und verdreht. Jis yra kreivas, susisukęs, taip yra dabar. So kommen wir alle auf die Welt. Šiais laikais mes gimstame tokie. Ich hatte mal einen Wissenschaftler, der hat gesagt, die Menschheit trägt noch das Kreuz Jesus auf dem Rücken. Aš bendravau su vienu mokslininku ir jisai sakė, kad žmonija vis dar neša kryžių ant savo pečių. Und du bist gekommen als Heilerin, um ihnen dieses Kreuz wegzunehmen. Ir tu esi atėjusi tam, kad nuimtum šitą kryžių žmonėm nuo pečių. Ja, wenn das so ist, dann will ich das auch tun. O jeigu taip yra, tai aš tikrai mielai tai padarysiu. Das Problem ist nämlich, wenn die Wirbelsäule krumm ist, dann funktioniert der Mensch nicht richtig. Er kann nicht funktionieren. Sogar seine Organe sind betroffen. Bėda yra ta, kad jeigu stuburas kreivas, tai sutrinka viskas organizme ir yra tada jo organai pakenkti. In der Wirbelsäule drin befindet sich das zentrale Nervensystem. Stuburė yra centrinė nervų sistema. Und davon gehen die Impulse an die Organe. Ir iš ten eina impulsai ir į įvairius, į visus organus. Wir können also nur funktionieren und gesund bleiben, wenn wir eine perfekt gerade Wirbelsäule haben. Mes galime būti sveiki ir mūsų gyvenimas gali vykti normaliai tik tada, jeigu mūsų stuburas yra tiesus, jeigu jis yra sveikas. Und das werdet ihr heute bei mir erleben. Ir šiandien, kas dar nepatyrėt, patirsit tai iš manęs. Es ist meine Aufgabe, die Menschheit zu begradigen. Mano užduotis yra ištiesinti žmoniją. Ich nenne es, ich stelle die göttliche Ordnung in euch her. Aš sakau taip, aš atstatau jumyse dievišką tvarką. Dann können alle Organe heilen Ir tada oder visi heil bleiben. organai gali būti pagydomi be skausmo, be tablečių. Ich gelte ja als das erfolgreichste Heilzentrum Europas. Mano centras, kurį aš įkūriau, jis yra pripažintas kaip sėkmingiausiai dirbantis visoje Europoje. Wir führen seit 10 Jahren eine Forschungsarbeit und wir haben 100.000 Erfolgsberichte meiner Heilung sogar von Ärzten dokumentiert. Mes 10 metų su Tanja vykdome mokslinį darbą ir turime daugiau negu 100 000 paliudijimų apie pasveikimą, taip pat ir iš gydytojų. Jie yra patvirtinti gydytojų. Viele Tage in der Woche kommen bis 250 Menschen zu mir. Daug dienų per savaitę pas mane ateina iki 200 žmonių per dieną. Ich kann auch in der Gruppe heilen.
aš galiu gydyti ir grupės. Aber ihr habt heute ein besonderes Privileg. Wir heilen jeden einzelnen von euch. Bet jums yra suteikiama privilegija ypatinga, kai mes važinėjame, kai mes keliaujame, mes gydome individualiai. Jeder wird einzeln von unserer Fachexpertin Tanja Eckersberg vermessen. Kiekvieną iš jūsų, kas žada tiesintis, mūsų ekspertė Tanja Eckersberg ištiesins. Ich stelle die göttliche Oi, Ordnung atsiprašau, išmatuos. in euch her. Aš atstatysiu jumyse dievišką tvarką. Und dann geht ihr aufgerichtet und aufrecht an Körper, Seele und Geist nach Hause. Ir tada jūs tiesus eisite namo. Tiesus, pakėlę galvą. So kommt ihr. Taip jūs ateinate, ten nuotraukos, kur arčiau lango. Und so geht ihr. O taip išeinat iš čia. Und das, was ihr heute bei mir hier erlebt, das ist so wichtig, dass ihr das auch weitererzählt. Ir tai, ką jūs čia pas mane išgyvenat, ką pajuntat apie tą poveikį, jūs turit papasakoti toliau. Denn die schulmedizinische Hilfe ist in dieser Situation völlig begrenzt. Nes akademinės medicinos galimybės šitoje srityje yra labai ribotas. Wenn man eine Skoliose hat, dann soll man ein Korsett anziehen. Jeigu yra stuburo bėdos, jeigu yra skoliozė, tai tada yra siūlomi korsetai nešioti. Und wenn man unterschiedlich lange Beine hat durch Beckenschiefstand, soll man eine Einlage anziehen. Jeigu skirtingo ilgio kojos, tada yra siūloma į batus įsidėti tokį Wie verrückt ist das? paduką, įklotą, kuris Das kann doch niemals heilen. prisitaiko prie to, kas yra, bet tai negydo. Das verschiebt doch den ganzen Körper und macht alles noch schlimmer. Tai dar tik tai kenkia, nes, pavyzdžiui, tie įdėklai į batus, jie toliau skatina kūną kreiptis. Wir haben 500.000 künstliche Hüftgelenke jährlich in Deutschland, die neu eingesetzt werden müssen. Vokietijoje kiekvienais metais 500 000 dirbtinių sąnarių įdedama žmonių. Fast genauso viele Kniegelenke. Lygiai tiek pat panašiai ir kelio sąnarių yra pakeičiama. Mehrere 100.000 Bandscheibenvorfälle müssen operiert werden. Taip pat tarp slankstelinių diskų operacijų yra labai daug. Es werden Drähte in die Wirbelsäule hineingeschoben. Tiesiog virbai įvedami į stuburą, kad jis laikytųsi, kad jisai nekryptų. Wenn ihr heute begradigt werdet von mir, Jeigu aš habt ihr damit nie wieder etwas zu tun. ištiesinsiu, jums daugiau nereikės su tuo turėti nieko bendro. Und wenn ihr schon operiert seid, dann muss ich trotzdem die göttliche Ordnung in euch herstellen. Ir jeigu ir esat jau operuoti, vis tiek reikia ryžtis atstatyti savyje dievišką tvarką. Schief seid. Nes vis tiek esate kreivi, nepaisant, kad yra Und so operacija. verschleißt ihr die neuen Gelenke wieder und wieder. Ir kadangi esate kreivi, tai ir tie sąnariai susidėvi vėl ne taip skirtingi abiejose pusėse. Jeder braucht meine Hilfe und vor allen Dingen die kleinen Kinder. Bringt sie alle her. Kiekvienas turi išsitiesinti, turi patirti, turi būti atstatyta dieviška tvarka kiekviename. Taip pat ir už tai sakau, kad atsiųskite mažus vaikus pas mane, tegul jie ateina ir Die Kinder wachsen völlig symmetrisch auf. nes vaikai taip pat šiais laikais gimsta kreivi. Können sich besser konzentrieren in der Schule. Ir kai jie yra ištiesinami, jiems netgi yra lengviau susikaupti mokykloje, jie geriau mokosi. Und sind gesund. Ir tampa sveikais. Ja, Tanja, zeig noch mal ein anderes Bild, wo man schauen kann, wie das Gesichtchen aussieht. So sehen die Kinder aus. Völlig asymmetrisch. Asimetriški gimsta vaikai, tokie jie yra nuo vaikystės šiais laikais. So machen wir weiter. Dieses kleine Mädchen hatte schon 2 cm Beckenschiefstand. Šita maža mergytė jau buvo tokia kreiva, kad kojų ilgiai kojos buvo 2 cm skiriasi kojų ilgis. Gestern hatten wir auch etliche, die waren schon mit 4 Monaten schon so viel Beinlängendifferenz.
Vakar taip pat turėjome kūdikius ir 4 mėnesių kūdikėlio, jau skirtumas kojų ilgių buvo. Zu mir kommt die ganze Familie. Pas mane ateina šeimomis žmonės. Bei dieser Frau habe ich schon den Embryo im Mutterleib begradigt. Šita moteris laukėsi dar vieno vaikelio ir aš ištiesinau vaisių jos kūne. Das war ein Experiment. Tai buvo kaip ir eksperimentas. Das kleine Mädchen, was dann geboren wurde, kam völlig symmetrisch auf die Welt. Ir po to buvo pasižiūrėta, kaip gimė tas vaikas ir kai gimė ta mergaitė, ji buvo visiškai simetriška. Ab der 4. Lebenswoche bildet sich schon die Wirbelsäule beim Embryo. Kaip anksti embrione vaisiuje žmogaus susidaro stuburas, susiformuoja. Und die Gedanken und Gefühle der Mutter können die Form der Wirbelsäule schon beeinflussen. Ir šitą formą gali įtakoti tai, kas vyksta motinos, būsimos motinos apsuptyje, jos aplinkoje, jos pačios sieloje. Und so kommen die Kleinen schon mit Blockierungen auf die Welt. Taigi ir mažieji jau ateina į šį pasaulį su blokadoms. Und so kommen sie, wenn sie erwachsen sind, so wie ihr. Ir taip dažnai žmonės atrodo, kai suauga. Krummer Rücken, Kreiva nugara, Skoliose, skoliozė, schiefes Becken, kreivi klubai, unterschiedlich lange Beine. skirtingo ilgio kojos. Und dann wird man dran. Schmerzen, Tada ir susirgia. Tabletten, Tada skausmai ir Magen tabletės. geht kaputt, Ir nuo tų tablečių sutrinka Herz geht virškinimas. kaputt, Tada širdis jau nebegali, nebepanašu. Psyche. Ir tada ir nervai nebelaiko. So entstehen die Krankheiten. Taip atsiranda tas ligas. Und damit ihr überhaupt nicht mehr krank werdet, begradige ich euch. Taigi, kad apskritai net ir nesusirgtumėt, kas. Diese Frau hatte eine schwere Skoliose, einen runden Rücken. Šita moteris turėjo sunkią skoliozę, labai buvo jos tokia su kuprelė, jinai jau buvo tokia nugara apvali. Und natürlich kann sie so nicht gesund bleiben. Ir žinoma, kai žmogus toks kreivas, jis negali būti sveikas. Wir hatten doch gerade den Gesundheitsminister hier am ersten Tag, ja? Der hatte so viel Beinlängendifferenz. Pirmą dieną, kai mes čia gydėme, buvo atėjęs buvęs sveikatos ministras Jurgis Bredikis ir jo irgi buvo labai solidus tas kojų ilgių skirtumas. Kam mit dem Stock. Jis atėjo su lazdele. Und konnte hier vorne nicht einmal ohne Stock stehen. Ir jisai nelabai galėjo ir pastovėti čia priekyje. Nachdem ich ihn begradigt hatte, konnte ohne Stock gehen. Po to, kai aš ištiesinau, jis galėjo eiti be lazdelės ir vos nepaliko jos šitas mišias. Will jetzt ganz viel für die Geistheilung tun in eurem Land. Ir jis dabar gali labai daug padaryti dėl dvasinio gydymo jūsų šalyje. Fragte mich beim Weggehen, dann muss ich ja meine ganze Forschungsarbeit über den Haufen werfen. Ir jis prieš išeidamas paklausė, tai aš 50 metų, ką aš veikiau savo gyvenime, ar aš visą tai galiu dabar. Ist ein Forscher für die Diagnostik. Jisai buvo tyrinėtojas, diagnostikas. Sagte, ja, was nützt denn jetzt die Diagnostik? Ir jisai klausė savęs, tiesiog taip retoriškai, kam ta diagnostika reikalinga, ką jie duoda. Ich sagte, der göttliche Geist braucht keine Diagnostik. Ir aš sakiau, kad Dievui dvasiai nereikia diagnostikos. Bei ihm im Kopf werden jetzt einige Rädchen drehen. Dabar jo galvoje vyksta labai dideli pakeitimai. Sein ganzes Leben die Diagnostik studiert und jetzt komme ich und mache ihn gesund. Jisai visą gyvenimą paskyrė medicinai ir dabar jisai tie pas mane jau tokiam garbiam amžiui ir aš ištiesinau. Turės apie ką. Das war auch ein Kind. Ist das ein Kind? Das ist der Tim, ja. Ja, ein Kind, der Tim. Čia yra Schau mal, vaikas. die Kinder haben auch schon so große Beckenschiefstände. Matom, kiek vaikai jau
yra kreivė. Ja, so. Und das ist eine alte Oma. Ja, močiutė. Sie kam im Rollator Jie atėjo su ratukais, und ging kerzengerade nach Hause, ohne Rollator. be kurio negalėjo vaikščioti, o namo jie grįžo be to vežimėlio. Nereikėjo jai ramstytis. Und das war auch ein Herr, der schon jahrelang Schmerzen hatte. Vienas ponas, kuris metus gyveno skausmuose. Er hatte schon die Rente beantragt. Ir jis jau buvo dėl to ir Mit 48 Jahren. 48 metų jau buvo išėjęs į pensiją, jis nebegalėjo dirbti. Er war sofort schmerzfrei. Taigi So, Tanja, jisai das buvo war auch taip ein pat Kind. išgydytas 12 ir Jahre. skausmai dingo. Šitam vaikui 12 metų taip pat buvo. Immer Kopfschmerzen gehabt. Visą laiką jiems skaudėjo galvą. Druck auf den Augen und Ohren. Buvo didelis spaudimas, akis, jiems spaudė akis, ausis. Weil der Atlaswirbel, das ist der erste Wirbel, der die beiden Schädelplatten hält, Nes pirmasis lankstelis, kuris laiko abidvi kaukolės pusės, der war bei ihr gekippt buvo kaip ir palinkęs, deformuotas, und davon kamen Kopfschmerzen. ir dėl to ir buvo tos In der Schule konnte sie nicht aufpassen, buvo, weil die mokykloje buvo labai sunku Kopfdurchblutung susikaupti, behindert war. nes krauju smegenys buvo aprūpinamos nepakankamai. Bei solchen Sachen kann doch kein Arzt helfen. Tokiuose dalykuose negali padėti joks akademinės medicinos atstovas. Aber ich. Diese Dame war axial verdreht, so stand sie da. Šita moteris stovėjo taip, jinai buvo susisukusi apie savo ašį, aplink stuburą ašį. Nix. Und, nee, das ist es nicht, der ihre Beine. Zeig nochmal die andere. Das waren die Beine von der axial verdrehten Frau. Čia yra kojos, buvo, žodžiu, tokia situacija, tos moters, kuri buvo susisukusi aplink savo stuburą ašį. Tanja wird ganz genau schauen, ob ihr eine axiale Verdrehung habt. Ir Tanja, kaip matuos, jie nustatys, kokie yra pakitimai stuburo. Auch hier kann ich helfen. Taip pat ir tokiu atveju aš galiu padėti. Kaip čia. Die Beine sind dann im Sitzen und im Liegen unterschiedlich lang. Tokiu atveju sėdint ir gulint kojos atrodo skirtingo ilgio. Diese junge Frau nahm schon 10 Jahre Schmerzmittel ein. Šita jauna moteris taip pat jau 10 metų gyveno skausmuose. Wie soll das auch funktionieren bei so einem Beckenschiefstand? Kaip gali būti sveikas, kai tavo klubai yra tokie kreivi? Nach meiner Behandlung sah es so aus. Po to, kai aš dirbau su ją, atrodė taip. Die Schmerzen waren sofort verschwunden. Ir skausmai dingo akimirksniu. Ihr könnt euch vorstellen, wie glücklich sie war. Galite įsivaizduoti, kaip jinai džiaugiasi. Ich hatte an diesem Tag ganz viele Leute. Ta dieną aš turėjau labai daug žmonių. Sie lagen sich in den Armen und waren so dankbar. Ir jie taip džiaugiasi, jie glebesčiavosi, labai džiaugiasi. So, Tanja, das nächste. Kaip ta? Bisschen Arbeit. Kommt. Wir sollen uns dieses Bild lange anschauen. Das hat sie schon. Ja, irgendwas. Das ist noch einmal ein Mädchen. Dar viena mergaitė. Weiter. Mehr habe ich nicht an. Ah, ja, gut. Ich glaube, diese Bilder, die wir hier mitgebracht haben, genügen. Manau, kad pakankamai pademonstravo paveikslą. Die Schuhe, ja. Dar avalinė. Da hat uns jemand seine Schuhe geschickt, ein Foto von seinen Schuhen. Kažkuris tai iš mūsų pacientų atsiuntė mums savo šlepečių nuotraukas. Nach der Begradigung hat er die Schuhe nicht mehr kaputt getreten. Po ištiesinimo jis jau taip nenunešiodavo savo šlepečių kaip prieš tai. Matote, prieš tai yra ir čia po to. Und dann kann man auch mal sehen, wenn ungleich lange Beine sind, welche Wucht muss das zu lange Bein haben,
dass es so einen dicken Kork kaputt treten kann. Ir pagal tai matome, kokį, žodžiu, kokią kūno dalis įvairios, kokį spaudimą patiria, kai esi kreivas. Va, žmogus nešiojo tas šlepetes ir nunešiojo tą, žodžiu, kamštinę tą dalį, va taip beveik iki pat apačios. Tai va, mūsų organai ar kažkokios tai kūno dalis irgi patiria tokį patį spaudimą, kai esam kreivi. Da müssen wir uns doch nicht wundern, wenn so viele Menschen Hüftschmerzen haben. Tai nenuostabu, kad skauda, jeigu yra kreivas stuburas. Die Hüfte muss das ja alles auffangen. Arba klubai, nes tie klubai, jie kažkaip turi susidoroti su to kreivumu, tu kažkaip turi judėti ir kažką organizmas stengiasi padaryti, kad tu galėtum tai. So kommt ihr zu mir. Taigi, tokie mes palinkę ateiname pas Anę. Und so geht ihr weg. O tokie išeiname. Va, kaip tas tiesus viršui. Tja, das ist doch wunderbar, oder? Halt auch für immer. Und meine Arbeit hält für immer. Vergleicht mich nicht mit einem Chiropraktiker. Taigi, nelyginkite manęs su chiropraktikais, mano darbas lieka visam laiku. Ich verwende keine Methode, keine Technik, noch irgendeine Praktik. Aš nenaudoju jokio metodo, jokios technikos, jokios praktikos. Während meines Heilvorganges, bei dem ich mich mit eurem intelligenten Geist verbinde, Tai aš dirbu dvasinio gydymo metu, kai aš susisiekiu su jūsų dvasia. werde ich euch nicht einmal berühren. Aš net neprisiliečiu prie jūsų. Das war das größte Problem, was ich hatte, als ich 1995 meine Firma gegründet habe. Buvo didžiausia bėda su tuo susijusi, kai aš įkūriau savo firmą 1995 metais. Weil ich die Menschen nicht berühre, Kadangi aš nesiliečiu prie žmonių, sagte man, ich würde ja gar nichts tun. tai man buvo pasakyta, jeigu net neprisilieti, ką tu gali padaryti? Das wäre Charlatanerie. Tai būtų šarlatanizmas. Tja, ich habe Ihnen das Gegenteil bewiesen. Aš įrodžiau, kad aš galiu padaryti. Ich habe sogar Staatsanwälte bei mir gehabt. Aš netgi turėjau advokatų, valstybinių advokatų pas save, die mir dann geholfen haben, einige Prozesse zu gewinnen. ir jie vėliau padėjo man kai kurios teismo procesus laimėti. So, ich gehe auch auf Messen. Taigi aš dirbu ir mugėse, dalyvauju mugėse. Das ist ein Bild von den Philippinen. Čia nuotrauka iš 2000. 2000 metais. Dort habe ich von dem Präsidenten eine Auszeichnung bekommen, Ten iš prezidento aš gavau patvirtinimą, dass ich eine Ausnahmeheilerin bin. kad aš esu išskirtinė dvasinė gydytoja. Und auf den Philippinen gibt es ganz, ganz viele Heiler. Nes Filipinuose tradiciškai dirba labai daug dvasinių gydytojų. Aber meine Arbeit, das konnte dort niemand. Bet taip kaip aš, ten nedirbo niekas. Deshalb war auch der Präsident so begeistert. Todėl mano darbu ir tas prezidentas, gydytojų, dvasinių gydytojų kongreso, asociacijos prezidentas, taip buvo nustebęs mano darbu. Und es gab eine Auszeichnung, Anerkennung aus der ganzen Welt für meine Heilarbeit. Ir taip, kai buvau pripažinta Filipinuose, tai vėliau buvau pripažinta visame pasaulyje. Ja, ich arbeite auch in Indien, ich arbeite in vielen Ländern. Indijoje, įvairiuose šalyse. Das ist eine Hilfsorganisation, die ich unterstütze. Tai yra pagalbos vargstantiems organizacija, kurią aš remiu. Über 300 Kinder gehen durch unsere Hilfe jetzt zur Schule. Daugiau negu 300 vaikų mūsų pagalbos dėka gali lankyti mokyklą. Früher saßen sie alle in einem kleinen Raum. Anksčiau jie sėdėjo tokioje nedidelėje erdvėje. Heute haben wir schon eine richtige Schule mit
mehreren Klassenzimmern. Šiandien mes jau turime mokyklą su daug klasių. Es gibt immer viel zu tun. Das sind meine Schüler, meine Studenten. Čia mano studentai, mano mokiniai. Die nehme ich dann auch mit nach Indien. Aš važiuodama į Indiją, imu juos kartu, kaip pagalba. Und da heilen wir die armen Menschen. Ir mes tada gydome vargingus žmonės. Und das ist auch ganz wichtig. Ir tai yra labai svarbu. Hier war ich auch bei einer sehr, sehr heiligen Person Čia aš taip pat eingeladen. nuotraukoje esu, lankiausi su labai tokia šventa moterį, pas labai šventą moterį. Das ist in Deutschland eine berühmte Filmschauspielerin. Vokietijoje šita moteris yra garsi aktorė. Sie ist schon 83 Jahre alt und steht noch jeden Tag vor der Kamera. Jai dabar 83 metai ir jie vis dar kiekvieną dieną filmuojasi. Tja, Po ištiesimo. heilen hält auch jung. So, dann machen wir weiter. Ištiesinimas suteikia jaunystę. Das ist ein phänomenales Bild. Čia yra fenomenali nuotrauka. So etwas kann kein Heiler auf der Welt bisher zeigen. Iki šiol niekas negali pasigirti tokią nuotrauką dar pasaulyje. Und ich danke wirklich dem Himmel, dass er mir so etwas Schönes ermöglicht, dass ich das erkennen darf, welche Energie durch mich wirkt. Ir aš dėkoju dvasiniam pasauliui, kad tai leido man tiesiog vizualiai pamatyti, kaip tai atrodo, ta energija, kuri veikia per mane. Diese Frau war sehr, sehr verdreht im Rücken. Šita moteris buvo labai kreiva, labai buvo susisukusi. Der Rücken hatte die Form wie diese kleine Lichtschlange. Ir jos nugara, also virbelis, Ja, stuburas buvo tokios formos, kaip tie šviesos rutuliukų, Genauso war auch ihre Wirbelsäule verkrümmt. So schlimm. Ja. taip, ganz schlimm. tavo realia, kaip išsidėstė tie šviesos rutuliukai, taip, tokia buvo kreiva nugara, toks buvo stuburas jos. Und man muss sich das so vorstellen, dieses Licht schwebte über dieser Frau, als ich meine Arbeit machte. Šita šviesa pleveno virš moters, kai aš ją gydžiau. Und dann haben wir uns gefragt, was sollen denn diese Lichtscheiben bedeuten? Ir kai tokias nuotraukas gavome, mes klausėme savęs, Das ist so eine von diesen kleinen Lichtscheiben vergrößert. ką tai reiškia, kas čia yra tie šviesuliai. Ir va čia, kur Tanja parodė, tai yra vienas iš tų šviesulių padidintas. Und dann habe ich erkannt, dass ich 1995, als ich sagte, ich stelle die göttliche Ordnung im Menschen her, Ir tada aš supratau, kad 1995 metais, kai pasakiau, kad aš atstatysiu žmonėse dieviškąją tvarką, dass das tatsächlich so ist. aš buvau teisi. Taip iš tikrųjų ir yra. Fantastisch. Nuostabu. Diese Räder bedeuten die Herstellung der neuen Weltordnung, der neuen Ja. Ordnung. Genau. Šitie, Tanja dar pridūrė, jos tai suprato, kadangi simbolikoje tie ratai įvairūs ir tokie ornamentai ratu, jie simbolizuoja, jie reiškia naują pasaulio tvarką. Žodžiu, pasaulyje yra darna ir tvarka. Das ist über 10.000 Jahre alt, dieses Wissen und diese Energie. Šitom žiniom ir šitom energijom ir tokiam jų pavaizdavimui yra 10 000 metų. Prieš 10 000 metų tokie dalykai buvo gaminami, žmonės suprato, kas vyksta. Und ihr, wenn ihr begradigt werdet heute, gehört zu dieser neuen Weltordnung. Taigi, jūs šiandien, tie, kurie bus tiesinami, gausite tokią tvarką. Taip, tokia dieviška tvarka jums įsivyraus. Und eure Energie
hilft, die Welt zu heilen. Ir jūsų energija padės pasveikti pasauliui. Und das ist das Ziel der Schöpfung. Ir tai yra kūrinijos kūrėjo tikslas. Die ganze Welt in den Frieden zu bringen. Kad visame pasaulyje įsivyrautų taika. Und so durfte ich erkennen, dass ich noch viel mehr mache, als ich mir vorstellen konnte. Ir tada aš supratau, kad aš daugiau darau, negu kad aš galvoju. Ich leiste einen ganz wichtigen Beitrag an der Heilung für die Welt. Aš labai smarkiai prisidedu prie pasaulio išgydymo. Und so möchte ich auch in eurem wunderbaren Land viele Schüler ausbilden. Taigi, dėl to aš jūsų nuostabioj šalyje noriu, kad parengti kuo daugiau mokinių, die auch so arbeiten können wie ich. kurie galėtų dirbti lygiai taip pat kaip dirbu aš. Im März ist das nächste Seminar. Tanja jau sufleruoja, kad kovo mėnesį pradedame pirmą kursą, prasideda mokymai. Ihr solltet euch das wert sein. Taigi jūs turėtumėte pasijusti to verti. In uns jedem ist dieser Motor in uns drin, Gutes zu tun. Kiekviename iš mūsų yra ta paskata, tas toks variklis daryti gerą. Wir müssen uns einfach bewusst werden, dass auch der Gott in uns ist. Mes tiesiog turime suvokti, suprasti, kad kiekviename iš mūsų yra Dievo dalis. Den Gott brauchen wir nicht in der Kirche zu suchen. Mums nereikia eiti Dievo ieškoti bažnyčioje. Die Kirche ist nur eine Symbolik. Bažnyčia yra tik simbolis. Die ganzen Religionsformen sind nur eine Symbolik. Ir įvairios tos regioninės formos yra tiesiog religinės formos, yra tik simbolika. Gott ist in jedem Menschen. Dievas yra kiekviename žmoguje. Wir müssen ihn nicht suchen im Außen irgendwo. Nereikia jo ieškoti išorėje, eiti kažkur. Diese Zeit ist vorbei. Šitas laikas, kai reikėjo ieškoti Dievo išorėje, reikėjo kažkur pas jį nueiti, jau praėjo. Wir befinden uns im Zeitalter des göttlichen Geistes. Das ist das 2. Jahrtausend. Dabar mes esame dieviškos dvasios laike gyvename, tai 2. tūkstantmetis. Und die Menschen werden jetzt wie aus einer Hypnose befreit. Tai yra po 2. tūkstantmečio žmonės dabar tarsi atsigauna po hipnozės. Plötzlich sagen sie, ja, der Gott ist in mir. Staiga žmonės tarsi atsibunda ir atpažįsta, Dievas yra manyje. Ich wusste das. Aš tai žinojau. Schon immer. Iš tiesų tai visada žinojau, bet kažkaip iki sąmonės nebuvo atėję. Und wenn wir so leben, in diesem Bewusstsein, dann können wir auch Wunder vollbringen. Ir jeigu mes gyvename su šituo supratimu, su ta sąmonė, kad Dievas yra mumise, mes tada galime daryti stebuklus. Ich bin mir voll bewusst, dass der Gott in mir durch mich wirkt. Aš esu visiškai sąmoninga tame, kad per mane veikia Dievas. Und wir werden noch viel mehr Wunder erleben in der nächsten Zeit. Artimiausiu metu mes patirsime per daug stebuklų. Schon Jesus sagte, nach mir werden noch andere Heiler kommen, die noch größere Wunder vollbringen als ich. Jėzus yra pasakęs, kad po manęs ateis kiti gydytojai ir jie dar didesnius stebuklus darys negu aš darau. Beginnt zu heilen. Ir tai pradeda veikti, tai pradeda gydyti. Ja. Ich habe auch Ärzte, die bei mir lernen. Da oben, Turiu mokinių, kurie das war ein Franzose. yra atėję iš akademinės medicinos srities. Und das unten drunter ist ein Pfarrer gewesen. Ten, kur stovi, ten yra prancūzė ar prancūzas, o tas žmogus, kuris guli, kuris yra gydomas, jisai buvo dvasininkas. Ich möchte, dass alle Orthopäden zu mir kommen, Aš labai kviečiu visus ortopedus ateiti pas mane gydyti, damit sie wirklich den Menschen helfen können. kad jie išgytų patys ir paskui iš tiesų galėtų padėti žmonėms. Das ist auch ein Mann, der hat eine Goldmedaille gewonnen.
durch meine Hilfe. Und er ist selbst jetzt Lehrer geworden, heiler Lehrer. Jis buvo ištiesintas ir tada jam taip pavyko laimėti olimpinėse žaidynėse ir dabar jis mano mokinys, jisai pas mane. Er leitet Tanzgruppen. Jisai vadovauja. Einen Pokal am anderen. Jisai vadovauja, turi šokių grupės ir labai aktyviai gyvena. Seine Tänzer haben alle eine begradigte Wirbelsäule. Ir jo šokėjai visi yra ištiesinti. Dadurch sind sie nicht mehr blockiert. Ja, dadurch sind sie nicht mehr blockiert. Dėl to jie nebeturi blokų kamščių kažkokio netikimo. Tanja will euch etwas zeigen. Heute bin ich ziemlich verschlossen. Willst du das Rad mal halten? Ja, bei der Anna halten nämlich alle Arten von Metallen am Körper. Ana gali ant savo kūno išlaikyti visas metalo rūšis. Man kann sie von oben bis unten mit Löffeln oder Bügeleisen oder Gabeln voll hängen. Ja, galima apkabinti nuo galvos iki kojų įvairiais metaliniais dalykais. Ir ne tik šaukštais, bet ir lygintuvais. Zu Hause haben wir ein 3 Kilo schweres gusseisernes Bügeleisen von früher. Namuose mes turim 3 kilogramų tokie, kaip anksčiau būdavo lygintuvai, tokie sunkus. Und dieses Bügeleisen saugt sich an alles Brust fest wie ein Magnet. Ir tą lygintuvą, žodžiu, pridedi, jis laikosi kaip magnetas. Tja, das lerne ich euch auch. Ich bin dran gekommen. Ja. Gut. Tja. Danke, Tanja. Chakren. Tai čakros. Wisst ihr, was Chakren sind? Žinot, kas yra čakros? Danke. Ja. Energiefelder, Energiezentren, Energijos centrai. Scheitelchakra, Stirnchakra, Halschakra, Herzchakra, Solarplexus. Wie wird man bei euch sagen? Sakralchakra und Wurzelchakra. Hier. Saulės rezginio ir taip toliau, kaip ten sako, pas vis vadinasi tos čakros, jūs patys geriau žinote. Dieses Chakra ist bei mir sehr stark. Šita čakra mano yra labai stipri. Und deshalb kann ich diesen starken Magnetismus entwickeln, den ich auch beim Heilen brauche. Das ist das Herzchakra und das Halschakra. Galiu išvystyti tokį magnetizmą ir tai yra gerklės čakra ir halschakra und Herzchakra. Ir širdies. Hier kann ich auch alles dranhängen. Ja, so, wir denken immer, wir würden hier an dieser Stelle aufhören. Das stimmt nicht. Wir sind große Lichtwesen mit einer unendlichen Ausdehnung. Mes kartais galvojame, kad mes baigėmės ties kūno riba, bet iš tiesų mes esame daug didesnės būtybės. Wir haben viele Körper. Das ist nur der physische Körper, den wir sehen. Ta, kurį matome paprastai fizinėmis akimis, tai yra fizinis kūnas. Energiekörper, den Mentalkörper, den Seelenkörper. Energinis kūnas, sielos kūnas. Und den Geistkörper. Dvasinis kūnas. Und so müssen wir uns erst einmal selbst kennenlernen. Taigi pirmiausia, reikia save gerai pažinti. Welche unglaublichen Kräfte wir sind. Kokių mes neįtikėtinų jėgų turime. Wir nutzen nur ganz wenig. Mes naudojame labai nedaug iš to, ką turime. Aber alles ist da. Bet viskas yra. So. Ja, die linke Schulter ist deutlich höher. Matosi tenai. Taigi, kairys petys daug aukščiau. Ich bin jetzt hier an den Schulterblattspitzen. Ir aš dabar pirštais liečiu tiesiai po mentimis. Die linke Schulter ist deutlich höher als die rechte. Kairė mentis daug aukščiau negu dešinė. Das sind über 2 Zentimeter. Čia yra daugiau negu 2 centimetrai. Ich gehe mit dem Lineal unter die Knochen. Liniuotę pridedu po mentimis, po kaulais.
drücke unter die Schulterblattspitzen Paspaudžiu po mentimis. und ihr seht, die Luftblase geht deutlich nach links. Ir matot, kad oro puslelė yra pakrypusi į kairę pusę smarkiai. So, bitte merkt euch den Unterschied. Nachher sieht er anders aus. Atsiminkit šitą skirtumą, nes vėliau atrodys viskas kitaip. Die Wirbelsäule beim Waldes geht nach links Eina į im kairę, Brustbereich. Macht einen krūtinės srityje, großen Bogen nach links. daro didelį lanką į kairę. Und hier unten im Lendenbereich kommt eine Gegenkrümmung nach rechts. O apačioj juosmens srity į dešinę. Er hat eine Skoliose. Tai vadinamas skoliozė, stuburo iškrypimas. Und das sieht man auch an der Taille, Taip pat an matosi den Armabständen. ties talija, ties juosmeniu, žiūrime į Der Arm auf der rechten Seite liegt nicht so weit an wie der linke. atstumą tarp rankų ir liemens. Tuos lapus, kas tiesinsitės visi galvos. Ja, könnt ihr das sehen an der Leinwand? Ar matosi? Taip? So, dann schauen wir nach dem Becken. Dabar žiūrim Hier klubus. haben wir 2 Finger Abstand. Čia yra 2 pirštai. Und auf der anderen Seite eigentlich gar kein Abstand. Das Lineal stößt an die Wade. Es geht eigentlich dahinter. Eigentlich ist kein O Abstand. čia iš tiesų liniuotė net įsiremia į koją. Ja, Matos. ich zeige es nochmal mit beiden Seiten. Dar kartelį iš abiejų pusių parodo. Rechts ist kein Abstand, links ist Abstand. Dešinėje nėra visiškai jokio tarpo, o kairėje yra. Das Becken steht nach links heraus. Taigi, klubai yra į kairę pakrypę. Das heißt, das Becken ist schief. Vadinasi, jie kreivi. Und das gucken wir uns jetzt auf der Behandlungsliege an. Bitte Dabar auf die prašom Liege. atsisėskit. So, Kojytės reikia nusiauti. wir schauen den Beckenschiefstand an der Beinlänge. Danke, die sind sehr eng, die Socken. Atschu. Er soll gucken, dass er sich möglichst in die Mitte auf die Massageliege setzt. Per vidurį atsisėsti, nes jūs į vieną Ja. kohą. Hat er hinten etwas in der Hosentasche? Turite kišenėse kažką, ar ne? Jeigu turite, išsimkit, nes ant to. Nein, gut. Šituose tai ne. Ich konnte es eben nicht richtig erkennen. Danke. Tiesiog tada. Lina, du musst ein bisschen nach der Seite auf das Gewissen. Ja. So, ich markiere die Fersen, dass wir das besser sehen. Kulnų apačią Und auch die Fußknochen. ir kauliukas. So, jetzt bitte gerade Dabar hinsetzen. tiesiai atsisėskit ir nesiremkit. Beine zusammennehmen. Su kartu kojas. Oh ja, und da sehen wir schon, die Fußknochen passen nicht. Die sind versetzt. Matom, kad kauliukai nesutampa, jie prasilenkia. Füße bitte hochziehen. Aukštyn kojas. Tai yra ne kojas, bet pėdas, atsiprašau. Und tatsächlich, da sind die 2 Zentimeter, von denen der Waldes eben erzählt hat. Ir iš tiesų čia ir yra tie 2 centimetrai, apie kuriuos Valdas pasakojo. Das rechte Bein ist kürzer. Dešinė koja trumpesnė. Hatte er mal einen Unfall, Knochenbruch? Galbūt buvo kaulų lūžiai ar kažkokie tai nelaimingi atsitikimai. Ja. Was ist denn passiert? O kas nutiko? Avarija. Ein Unfall. Ja, und ist da was gebrochen gewesen? Die Beine, Becken? Buvo sulūžę koja. Taip, šitą vietą buvo dabar strypas viduje yra. Das war hier gebrochen. Jetzt hat Metallstab. Ah ja. Gut. Also wenn ein Knochen gebrochen ist und das Bein zu kurz gewachsen ist, Jeigu koja buvo sulūžusi ir, žodžiu, suaugusi, paskui vėl, kann es sein, dass die Beine vielleicht nicht ganz gleich lang werden heute. gali būti, kad dėl to kojos gal netaps visiškai vienodo ilgio. Weil der Knochen ist gebrochen und er hat Metallstäbe im Bein und da weiß man nicht, wie die Länge verändert ist. Nes dėl tų operacijų, dėl įsikišimų yra skirtingas, netoks ilgis, žodžiu, pakeistas ilgis kojos. Also er ist ein schwerer Fall Taigi jūs esate sunkus atvejis und die Anne liebt immer schwere Fälle. ir Ana mėgsta sunkius Er ist ein gutes Modell. atvejus. Ir labai geras modelis. So, schaut nochmal richtig.
Dar gerai. Es ist sogar noch etwas mehr. Bitte die Knie strecken. Pabandykit nuleisti ir kelius, kiek išeina. Ja, es sind über 2 Šiek Zentimeter. tiek daugiau negu 2 centimetrai. Bitte mal hinlegen auf den Rücken. Atsigulkit ant nugaros. Ja, hier sieht man auch den deutlichen Unterschied. Irgi ir matom skirtumą. 2 Zentimeter Beckenschiefstand, Tokį eigentlich 2,5. netgi 2,5 centimetro. Da kann man im Spiegel gucken. Pakelkit galvą ir pasižiūrėkit. Tik galvą. Ja, Matot? gut. Dann machen wir ein Foto. Locker lassen. Palaiduokit. Ramiai. Anne, jetzt bist du dran. Ihr habt es gesehen. Und jetzt werde ich die göttliche Ordnung in Ihnen herstellen. Matėt, kokia padėtis, kokia būklė. Trotz einer Operation. Atstatysim dievišką tvarką jam. Wir schauen einfach mal, was passieren darf. Nepaisant tų visų operacijų, pažiūrėsim, kas atsitiks. Ich bin jetzt bei ihm. Schau mir die gesamte Wirbelsäule an. Žiūriu, kaip atrodo stuburas. Die Schultern, die Schulterblätter. Waren Pečiai, nicht auf einer mentės, Höhe. nebuvo vienam aukštyje. In der Brustwirbelsäule hatte einen Knick gehabt. Ir krūtinės srityje ten buvo irgi toks palikimas. Jetzt bin ich am Becken Dabar aš esu ties klubais. und jetzt schauen wir einmal nach der Beinweh. Ir dabar pasižiūrėsime, kokio ilgio pasidarė kojos. Ich denke, das sieht ja schon gut aus. Manau, kad neblogai atrodo. Schaut mal, Wonderful. was sagt ihr jetzt? O dabar pasakysiu. So, schaut euch die Fußknochen an. Dabar pasižiūrim į kauliukus. Die berühren sich jetzt. Jie dabar susiliečia. Die haben Kontakt. Jie susiliečia, prieš tai prasilenkia. Füße wieder hochziehen, bitte. Vėl aukštyn pėdas, užverskite į save. Ja, die Beine sind gleich lang. Taip, kojos vienodai. Die Muskeln sind noch ein bisschen schwach durch die Operation. Raumenys yra nusilpę dėl operacijos. Er soll sich mal hinsetzen. Gal galite atsisėsti dabar vėl. Ja, auch hier, man sieht, die Fußknochen berühren sich. Matosi, kad Er soll die nochmal zusammenführen, bitte. Ja, Atschu. matot. Ja, Knochen passen. Füße nochmal hochziehen, beide. Dar kartelį viršų Ja, pėdas. ja, nur den Fuß hochziehen. Šitą. Ja, es geht nicht durch den Unfall. Die Beine selber sind perfekt gleich lang. Dėl to, kas buvo, bet kojos yra vienodo ilgio. Es ist alles in der göttlichen Ordnung. Taigi, dieviška tvarka atstatyta. Wenn er jetzt die Muskeln trainiert, dann wird er auch den Fuß rechts wieder mehr hochbekommen. Ir jeigu dabar treniruosit raumenis, tai Schaut, die Fersen sind auf einer Linie. sutvarkys, prisitaikys prie dabartinės būklės. Knochen passt. Taigi, matot. Tierfuß. Machst du ein Foto? Sveikinu. So. Wie geht das jetzt? Kaip jums dabar gal kitaip kažkaip jaučiatės? Anksčiau mesdavo į dešinę pusę kažkaip, tai dabar lyg tai tiesiai. Das jetzt gerade. Früher war es so, dass ich gekippt Wunderbar. auf eine Seite. So, ja, schön. Die Schultern sind auch besser. Ir pečiai, matot, dabar irgi kitaip atrodo, ar ne? Die Schulterblätter sind perfekt gerade. Mentės viename aukštyje. Ich gehe mit dem Lineal unter die Knochen. Aš su liniuotėmis priglaudžiu Hopla. liniuotę po mentimis. So, und die Luftblase ist in der Mitte.
Ir oro puslelė yra per vidurį. Perfekt. Tobulai. Ja? Die Wirbelsäule ist gerade, Ir stuburas yra tiesus. gerade, Tiesus. gerade. Tiesus. Spürt er, dass ich auf den Darmfortsätzen bin? Ar jūs jaučiat, kad per stuburą veda? Per tas, Der Rücken ist perfekt gerade. šoninės ataugas. Nur gerade. Keine Verkrümmung mehr. Nėra jokio pakrypimo, viskas tiesiai. Und schaut mal, die Armabstände sind auch gleich. Pasižiūrėkit, kaip yra. Ja, ist besser geworden. Hier kommt jetzt Luft, weil er gerade steht. Rankomis. Ranko atstumas iki liemens. Füße bitte zusammen. Suglauskit kojas. So, und die Hüfte. Dabar žiūrim. Bus. Schaut mal, die Abstände sind viel weiter geworden. Matom, kad atstumai daug didesni. Dieses Hohlkreuz ist weg, was er vorher hatte. Ir tas klubų pakreipimas yra dingęs. Und die Abstände sind gleich. Ir atstumai yra vienodi. Po 5 pirštus dabar iš abiejų pusių ties Ja, kelias. er steht jetzt ganz anders wie vorher. Visai kitaip stovi dabar negu anksčiau. Komplette Haltung ist wieder gerade. Ir vėl, žodžiu, tiesiai stovi. Sveikina. Tiesiog matėsi, kad buvo kreivai.